Sveiki visi, tai labai smagi diskusija. Iš tikro, Core konferencijų ant scenos man tenka būti ne pirmus metus, bet pirmi metai, kai yra sutelktinio finansavimo platformų tiek daug ir galiu sakyti, ale tiek daug ant scenos turim pinigų. Ar ne? Ir turim dabar 3 vedančias platformas, kurios sutelkia tikrai didelį kiekį pinigų. Šitoj rinkoje aš šią diskusiją moderuosiu iš kitų batų, iš vystytojo batų. Tai esam tie, kurie skolinasi iš platformos ir neturbūt, o tikrai kiekvienai iš šitų platformų ofisų esu siuntęs savo asmenę neteistumo pažymą. Kai pradėjom skolintis, kažkodėl neprašydavo, dabar rodo irgi, kaip evoliucionuoja šitą rinką, tai tas dalykas pas mus pakankamai įprastas, tai labai džiugu, dar tokia trumpa priešistorė, aš atsimenu, prieš 8 jau beveik metus su Viktorija vienu metu dirbome vienam ofise ir tam buvo pakabintas kažkoks Ganto diagramo ir sakau, ką jūs ten kūrėt, ką jūs ten darot. Ir jinai sako, va čia bus toksai sutelktinio finansavimo platforma. Ir galvoju, nu įdomi, jūs čia su savo tais internetais kažką darot, aš tai labiau tas statybos į tą tikrą nekilnojamą oldschoolinį turtą. Ir žiūrint dabar šiai perspektyvai, tai yra didžiulė rinkos dalis, net tokioje konferencijoje, kai Core šitas rinkos dalyvis turi atskirą diskusiją ir tikrai mes kaip vystytojai iš kiekvieno iš jūsų iš tikro skolinamės pinigų savo projektams ir mes savęs tikrai nepozicionuojame kaip mikrovystytojų ar kažkokių tokių ekstra rizikingų vystytojų. Tai bendrai apie pradžioj toksai labai paprastas, aš dar pagalvojau papildomai, kad nepristatinėti dalyvių, toks blitz klausimas apšilimui, tiek kiekvienam jūsų top 2024 metų jūsų platformos projektas. Tai gali būti, nežinau, greičiausiai sutelktas, daugiausiai sutelktas, gal kažkokią naują rinką atidaryta, gal kažkokią algoritmą pakeitėt su tuo projektu. Tai nežinau, ladies first. Sveiki. Atsakant į tavo klausimą, tai aišku, jau užvedė ant kelio, koks galėtų būti atsakymas. Tai džiaugiamės sufinansavę pirmąjį projektą, pradėję finansuoti pirmąjį projektą. Realko, kaip tik čia sėdėjo, vilas Ispanijoje. Tai bendrai bus finansuojama nepilnai 8 milijonų eurų per kelis projektus. Tai rimta. Gerai, Martynai. Sveiki. Man, žinai, gal mūsų pernai metų projektas labiausiai įstrigęs. Manau, kad gal jis nėra apie inovaciją, man reikės yra apie tai, kas yra esmė mūsų veiklos. Mes finansavom Linkmenų gatvėje daugiabučio statybą, tik tiek, kad mūsų finansavimas ten yra, turbūt visa ta esybė mūsų finansavimo struktūros. Mes atėjom tada, kada buvo statiniai su žemės sklypo nuoma, tada padėjom įsigijime, dalyvavom projektavime ir dabar esam statyboje. Tai toks, man regis, yra koras, kad mes įėję tada, kada kiti kreditoriai žiūrėjo galbūt šiek tiek nedrąsiai, kas čia ta žemės nuoma. Ir štai padėjom vystytojui dabar praeiti iki to, jau beveik stovi pilnas konstruktyvas, stovi objektas. Okay. Kietai, iš tikro, aš tą irgi galiu pareaguoti, kad jūsų versle, man atrodo, labai stipriai yra reikalingas vystymo know-how. Jūs turite tiek sutikrinti detalių, kad, kaip sakant, tie rizikingesni vystytojai neišdurtų, neprisėmė per daug rizikos, realiai labai didelis, nes kitur daug tų rizikų minimizuoja ir tiesiog neskolina pinigų, bet čia labai geras pavyzdys. O Vyteni, koks jūs iškis? Tai turbūt mes daug pernai padarėm ir Ispanijoje, ir Portugalijoje, ir Norvegijoje pradėjom dirbti. Ir džiaugiamės, kad ir toliau su alternatyva energetika dirbam. Didžiausias turbūt buvo projektas iš vis istorijos sutelktinio finansavimo, kad vienu įpu 5 milijonus per 5 dienas finansavom Saulės parkui, aišku, vienam iš didžiausių vystytojų Lietuvoje. Bet, čia tokie pasigirimai. Man tai šiaip pritariant Martynui labiausiai tai patinka, kad investuotojų bendruomenė padeda keisti miestus. Jie balsuoja už tinkamus projektus ir, pavyzdžiui, mes finansavom Utenoj 3 daugiabučių senamiestį statybą, tai buvo pirmas daugiabutis po nepriklausomybės laikų. Visi uteniškiai labai džiaugiasi, kad gali modernius būstus nusipirkti, nes buvo vienintelis miestas Lietuvoje, kuris mažiausiai užskolintas buvo, jeigu namų ūkių žiūrėt. Tai jau atliepiant tą, kad tu sakai, mes labai daug irgi lindom į statistiką ir, sakykime, vystytojo sėkmės istoriją. Ir meras džiaugiasi, kad gali dabar, reiškiasi, turėti
Uteniškiai naujus namus. Tai va čia tas toks socialinis aspektas, kad investuotojai gali dalyvauti pokytyje, ne tik tai tuos pinigus nauneimiškai kažkur investuoti, bet dar daryti pokytį ir uždirbti. Okay. Nu gerai, va, paprašiau trijų to projektų, tai ką mes gavom realiai? Lietuviai savo pinigais užkariauja pasaulį, ne, investuoja užsienį, gilinasi į real estate ir dar nepamiršta savo regionų. Tai iš tikrųjų, tokia labai neblogas dalykas. Aš jau taip subūsinau tą crowdfundo visą rinką, sakiau, kaip čia viskas gerai, kaip mes skolinamės. Tai bet dar, iš jūsų pusės, nes aš po to klausimus kitus duosiu labiau iš tos dėrybinės turbūt pusės kaip vystytojas, nes, mano asmeninis tikslas tai yra iš jūsų pigiau pasiskolinti, taip paprastai kalbant, ir turbūt dalyje žmonių čia sėdinčių, turbūt, vis tiek čia turbūt aš spėju didesnė dalis auditorijos suinteresuoti iš jų skolintis, o ne investuoti pas juos. Aš manau, čia daugiau vis tiek real estate vystytojų rinka. Tai Viktorija, gal bendrai, tu, kaip ir sakiau, prieš tuos 8 metus ten tą gantą dėlioji, kad čia bus geras verslas. Kaip tu dabar matai šitą verslą ir šitą verslą, tarkim, poros metų perspektyvoje, kur čia yra lubos, susijęs su tai, kad dabar numatom makroekonominiai pranešimai anoj salėje, visi ten išvirtę, bus viskas labai gerai, mes jaučiam, kad ta ekonomika važiuos. Tai kur yra lubos šito verslo, šitos industrijos, bet apsiribokim tik Baltijos, gal šalim Lietuvos labiau čia turbūt. Tai jau 2 metai turbūt sakau, kad visgi sutelktinis finansavimas atrado savo vietą tiek investavimo žemėlapyje, tiek ir finansavimo žemėlapyje. Ir pats sutelktinis finansavimas Lietuvoje veikia jau 10 metų, tai pirmoji platforma atsirado 2014 metais, tiesa, ne sutelktinio finansavimo, tarpusavio skolinimo, čia dažnai painioja šitas dvi sutelktinio finansavimo rūšis. Ir jau per 10 metų tikrai galima išvelgti ir istoriją, ir tą vadinamą track recordą, ir kiek vėluojančių paskolų, kaip sekasi, kur link juda rinka. Pagal finansavimo skaičius puikiai matom, kad rinka auga, stipriai auga kiekvienais metais, reiškia per sutelktinį finansavimą sufinansuojamos sumos didėja, tai reiškia auga pasitikėjimas tiek iš investuotojų pusės, kurie pasitikė platformomis, tiek ir iš verslų, kurie finansuojasi, kurie visgi atranda tai kaip savo finansavimo šaltinį. Ir aš sutelktinį finansavimą visgi tame žemėlapį priskiriu prie alternatyvaus finansavimo tarp obligacijų, privačios skolos fondų ir sutelktinis finansavimas. Tai yra 3 tokios gal ryškesnės finansavimo klasės, kalbant alternatyvą, bet jeigu tai anksčiau, kai mes pradėjom savo veiklą prieš 7-6 metus, sutelktinis finansavimas buvo last chance, jeigu jau niekur negavai, tai iki sutelktinį finansavimą, tai šiai dienai galiu drąsiai pasakyti, kad sutelktinis finansavimas yra first chance, tai yra tiesiog palyginama tiek, jeigu yra apskritai banko pasiūlymas ar ne, tiek iš unijos ar specializuoto banko ir visi kiti pasiūlymai palyginami vienu metu. Kitas, jeigu taip truputį į priekį žiūrint į trendus, tai matau konsoliduotų, atsiprašau, užstrigo žodis, kai 2 kreditoriai susijungia. Sindikuotų paskolų trendą. Jau mes pernai gyvendinome 2 atvejus sindikuotos paskolos ir dabar jau matau į priekį, kad specializuoti bankai ir privačios skolos fondai kartu su platformomis gali įgyvendinti didesnius projektus, nes kaip žinia, platformos turi 5 milijonų finansavimo ribą vienam projektui per 1 metus. Tai atsiranda tų galimybių finansuoti ir didesnius projektus. Ir kitas dalykas, tai dabar čia kaip tik gavau iš verslo žinių paklausimą komentarui dėl konsolidavimo rinkos. Ar visgi jau ateina į šitą rinką konsolidacija, ar visgi platformos per artimiausius metus jungsis. Tai šitos dar perspektyvos, kaip ir komentaras, jau nematau, tačiau jau matom, kad kai kurie tarptautiniai žaidėjai pradeda įsigyti kitus fintechus, kaip elektroninės mokėjimo įstaigas, tai galbūt po 2-3 metų mes matysim ir šitos rinkos konsolidaciją. Žinai, Šarūnai, dar noriu pridėti vieną momentą, tu sakai, Viktorija paminėjo alternatyvą. Šiaip crowdfundingas, kaip ir obligacijos, nėra alternatyva. Čia yra normalus finansavimo instrumentas tam tikrame vystymo etape. Čia nesenai šnekėjau su vieno banko valdybos nariu ir jis sako, jūs finansuojat nesąmonės. Sakau, kodėl nesąmonės? Sakau, tai kaip jūs grąžinsit pinigus iš šito sklypo? Sklypo vertė, konkrečiu pavyzdžiui, buvo 5 milijonai eurų,
paskola 2. Sakau, taigi nėra kešluso, nėra iš ko gražinti. Ir čia, ką ir Eglė labai gerai sakė, bet ir nereikia čia kešluso, čia reikia pažiūrėti kaip į verslo planą ir suvokti, kaip tie pinigai gali grįžti arba kokios yra alternatyvos, tau nebūtinai turi žiūrėti pinigų srautą. Tai čia yra vienas dalykas, kad čia nėra alternatyva ir man regis jau mes kurį laiką tai nebežiūrim kaip alternatyvų šaltinį, o kaip į normalų kelią. O antras momentas, manau, kad sutelktinis finansavimas neišvengiamai ateis dar tokia takoskyra įvyks, kad dabar sutelktinis finansavimas yra labai susitelkęs į vystymą. Tai reiškia tokį high value added, greiti, developmento yieldas realiai yra, kur mes dalyvavom. Tai reiškia, yra aukštos palūkanos. Bet didėjant investuotojų kiekiui ateinančių į platformas, mes negalėsim turėti vien tik tai vystymo projektų. Neišvengiamai crowdfundingo dalis nukryps ir į kešlausinių daiktų finansavimą ir mes ten šnekėsim apie visai kitokias palūkanas. Tai tikriausiai, kad 2-3 metų perspektyvų crowdfundingė mes matysim takoskyrą, kad yra developmento projektai, kaip pat ir netgi fondiniai temai, ir neturi developmento fondus, bet bus tokie core strategy, kur bus Maxima, jinai generuoja ten 6 yieldą, yra kažkoks užskolinimas, nu ir viskas, 7% jisai išmokinėja kiekvienais metais, ar ten 6. Tai iš principo, vizija tokia, kad tai, tikrai aš pilnai pritariu dėl to alternatyvaus finansavimo, nes, kaip ir minėjau, mes tikrai skolinamės iš visų šitų platformų, kurios yra ant scenos, ir skolinamės tikrai per, ką ir Martynas paminėjo, tas palyginamasias lenteles. Pasižiūrim, kur pigiau, ir kartais tikrai turim ir bankų pasiūlymų, bet, kartais, greičiau ir paprasčiau, ar ne? Aš dar gal papildysiu šiek tiek, labai svarbu, jūs ką ir skaičiuojate efektyvę palūkanų normą. Ir galbūt iš pat pradžio, ar ne, ten, kai lygindavome su bankais, ten 5% ar 6%, prieš 8 ir 9 iš pirmo žvilgsnio atrodo gerokai mažiau, bet įvertinus visus kaštus, pasirodo, kad gaunasi net šiek tiek pigiau. Taip, tai tikrai vertinam. Tai gerai, dabar mes kalbam, kad, tie plėtotojai jau kaip ir sutarėm, ne visi rizikingi ir taip toliau, bet, ten iš jūsų perspektyvos, kas pagrindinis jūsų dabar platformos yra klientas, jeigu mes nueitumėm nuo to vystymo į energetiką, bet labiau į nekilnojamo turto, tą vystymą, ar ne? Tai kas, viskas pagrindė apie dydį, kad visgi tie mažesni labiau eina, ar visokių turite ir koks jų pagrindinis, kokia preferencija, kodėl pas jūs ateina? Tai aš gal papildant dar ir Martyną ir Viktoriją, tai jeigu pažiūrėti nebankinį finansavimą, mes, čia tas klausimas net, sakykime, tos diskusijos, aš čia paprovokuosiu, jis ne visai teisingas, nes Lietuvoje, sakykime, nebankinio finansavimo yra 11%, jeigu taip žiūrėti, ar rado platformos vietą, tai aš sakyčiau, kad, esama situacija yra nenormali, kad, reiškia, Amerikoje 30% visos, sakykime, verslo finansuojama yra bankinio finansavimo, 70 alternatyvų šaltiniai, įvairūs, sakykime, privati skola, čia šnekėjom apie tai, kurios dalis ir yra, sakykime, sutelktinis finansavimas, vėl aš ne visai mėgstu, jis netikslus tas pavadinimas, čia kofinansavimas galbūt būtų ar kažkaip. Tai Lietuvoje 11%, tai mes dabar tik atstatinėjom teisybę, kad alternatyvūs instrumentai, reiškia, tarnautų rinkai ir bandom tos pinigus iš sąskaitų, tos 203 milijardus gulinčius įdarbinti ir bandyti ekonomikai, įlieti to ir vidaus vartojimą ir visą kitą. Tai čia prie to, kad tai nėra dabar, kaip Viktorija sakė, kad jeigu jau bankai nedavė, tai tada jau reikia eiti kažkur ieškoti greitos paskolos, tai mano manimu ta branda ir išvystytų ir supratimas ateina, kad čia yra pirmieji vartai, kur pasitikrint. Galų galia ir bankai labai keičiasi ir mes kiek Europai tenka bendrauti, tai natūralu, kad bankai nebeskolina, tiesiog pagal dydį, nebegali aptarnauti mažesnių paskolų. Ten kokia UK bankė nuo 20 milijonų tik prasideda paskolos šneka apie paskolą. Tai natūralu, kad tas iki to 20, jis paliktas alternatyviam finansavimui, ką mes čia ir su investuotojų bendruomenė ir turim šansą padėti vieni kitiem. Tai jeigu prie Let's Invest grįžtant, tai mes nuo pat pradžių visą laiką tą tiesiai šviesiai sakėm, mes dirbam su dideliais investuotojais ir dideliais vystytojais. Nes mes tokias turim kompetencijas ir tą ir toliau sėkmingai darom, dėl to ir mūsų tas, kaip sakyti, toks kelias, ne tik Lietuvoje, nes trūksta čia mums to mastelio, tai turbūt atsakant į klausimą. Okay. Gerai. Tai gal aš papildysiu, tai klientas platformos yra
nuo top 5 vystytojo, ne, kas ir jūs esat, ir yra keli žaidėjai, kurie dirba su platformom, tiek pradedantis developeris. Platformos tik tai vaidmuo yra skirtingas. Pas pradedantai developeriai dažniausiai platformą pakeičia tos vadinamus launchmarksus, kur buvo kažkoks ar ne metalo prekiautojas, kuris uždirbo pinigų ir dabar skolina statybininkams. Mes pakeičiam tuos, o kai tu ateini į didelių žaidėjų aikštelę, ar mes esam arba greitas kapitalas vidutinio dydžio projektuose, kur su 5 milijonais gali sufinansuoti visą skolos poreikį, ne, tai ten, nežinau, kelis tūkstančius kvadratų pastatyti, arba mes esam tasai dalyvis, kuris padeda formuoti vystytojui savo, pavadinkim, sandėlį būsimiems projektams. Tai mes pas didelius vystytojus mes negalim finansuoti 10 000 kvadratų statybos, bet mes galim finansuoti 4 hektarų įsigijimą. Taip padėdami formuoti sandėlį, kuris susiprojektuoja ir tada nėra tos problemos, ką ryte Reginis sako, kad vystytojai nestato. Vystytojai nestato, vystytojai neturi iš ko statyti. Tai reikia dabar jiems užsipirkinėti sandėlį, kad turėtų iš ko gaminti. O dabar kalbėjo, ar ne, apie sklypą. Tai nepaslaptis, kad mes dažniausiai pas jūs ir finansuojamės. Būtent ką tu ir sakėjai, įsigymai kažkokiam ir į sandėlį perkam, ar ne? Tai va čia toks įdomus klausimas ir mes visada turim diskusiją, kaip jau iš vystytojo pusės, LTVas sklypą, ar ne? Girdėjau klausimą, buvo tas teiginys 5 milijonai turto vertė, 2 milijonai paskola, mes suprantam, tas LTVas, toks mažokas, ar ne? Dabar matom, kokia yra sklypų kaina apskritai Vilniaus rinkoje, tarkim, ar Lietuvos. Ir arkliui aišku, kad tie sklypai tikriausiai nebepiks, o dar kils, bet mes vis tiek dar kalbam apie tuos LTVus, kur, aš jau taip linkiu, tas LTVas kažkur 8,5 turėtų būti mums kaip vystytam. Kiek, matai, pavyzdžiui, realu tą LTVą, 2 metų bėgi ar metų bėgi, koks rekordinis galėtų būti LTVas iš didžiausias skaičius iš visų crowdfundo platformų, įvertinant, kad skolinsis vystytojas žinomas, bet be papildomų jokių laidavimų ir panašiai. Koks galėtų būti tas pikinis LTVas? Tai rekordas tai bus 100%. Galvoji realu? 120 bus rekordas. Galvoji realu? Tai tikrai kas nors padarys, aš galiu lažinti. Aš manau, kad šiemet jau kažkas padarė. Prasme, tai visą laiką yra rinkoje, kas valgo labai aštrius pipirus, o yra kas valgo ir šiek tiek švelnesnius vaisius. Bet normalus, manau, leverage'as sklipams bus kokia 60% sklypo vertės. Tarp, vertinimas ar sandoris jau čia žiūri mažesnė dažniausiai. Bet manau 60 yra normalus, nes turi būti 2 momentai. Vienas momentas tai turi likti space for error, ne? Tai jeigu tu išeidinėsi į išieškojimą, nes gali ir taip nutikti, tu turi turėti galimybę pasidengti išieškojimo kaštus, antstolio kaštus, palūkanas, visa kita. Ir tai bus, aš manau, kad iki 60% turėsi labai racionalius investuotojus su protinga pinigų kaina. Tada, jeigu tu lipsi aukštyn, tu išeidinėsi į tai, kad arba bus dalis investuotojų su 60%, ten senior loansas, pirminis įkeitimas, antras sluoksnis bus mezaninas, kuris ten eis už 12 palūkanos be visų platinimo kaštų. Ir viršui tu turėsi tada equity. Ir mes turim rinkoje vystytojų, kurie žaidžia tokią struktūrą, kur equity yra 5-10% ir, kol kas jie važiuoja. Ir gal jie ir važiuos toliau, bet tai yra tam tikras verslo modelis. Tai čia, manau, platformos sprendimas bus, kokią jinai struktūrą priima. Man tai atrodo, kad net ir vystytojui virš 60% eiti gal extreme. Extreme galvoju, ar ne? Mes esam turbūt ir didesnių turėję, mums tas patinka, bet kol rinka gera, kol viskas juda į priekį, tai, kaip ir sakant, sekas ir ta formulė. Tai sumuštinis man jis patiko. Aš visada džiaugiuosi. Sumuštinis patiko. Gerai. Greitis, ar ne? Faktas, kad viena iš priežasčių yra ir greitis, grįžtant nuo tų LTV. Viktorija, greitis, ar ne? Viena iš priežasčių, kiek trunka procesas ir man kaip kitam vystytojui, kuris gal nesinaudoja nei vieno iš jūsų platformą, koks galėtų būti tikėjimasis nuo pasikreipimo pirmo į jūs, kaip vyksta procedūra iki to pinigų išmokėjimo, nes mes visi turim tą baubą, kad vieni susidūrė, nesusidūrė su bankais, tai sako, arba dažniausiai sako, tu per mažas neįdomu, arba greitis yra toks sulėtintas filmas, ar ne? Tai kaip pas jūs, nes jūsų industrijoje dažniausiai jūs visi pagrindinį metat kozirį ant stalą, sakot, pas mus tai pinigai taip, greitai čia ir dabar, tai kaip atrodo tas algoritmas ir per kiek? Tai
greičiausiai sufinansuota nuo pasikreipimo, tai tas pasikreipimas yra vėlgi visų dokumentų reikiamų pateikimas, nes jų sąrašas yra tikrai gana ilgas ir vienas iš jų tai yra neteistumo pažyma, ne apie kurią tu užsiminiai. Tai 7 dienos nuo pasikreipimo iki pinigų sąskaitoj, bet taip, jeigu žiūrėti vidutiniškai, mes turėjom 4,5 milijono nuo pasikreipimo dokumentų pateikimo iki finansavimo 17 dienų iki pinigų sąskaitoj. Tai va, bet šiaip vidutiniškai, jeigu tai nėra ten skubos, ten nieks nesiverčia per galvą, ar ten žiūri, kad ten labai greit reikia to finansavimo ir pasiplanuoja, tai kažkur apie 31 dieną vidutiniškai. Nes tikrai būna, kad eigoje pateikiami dokumentai, tada kažkas pasikeičia ir tada iš naujo reikia pervertinti projektą, tai plius minus toks terminas. Pačioje platformoje tai greičiau susifinansuoja, bet dokumentų visa patikra, suruošimas, notarai, hipotekos, įvairiai ten, sakykime, jeigu mes apie Ispaniją kalbam, tai ten kiti terminai. Iš tikrųjų, ten toks visai, sakyčiau, net akmens amžiai šituo klausimu. Netgi skiriasi ir nuo tos pačios Latvijos. Ten irgi dar kol kas, lyginant Latviją, mes technologiškai visi registrai, notarai yra gerokai pažengę ir viskas vyksta daug greičiau. Man į tą temą labai, Vyteni, panašus klausimas, energetiniam projektam ir real estate projektam jaučiat skirtumą greičio? Ar praktiškai tas pats? Nu, vėl gal turbūt reikia tą pabrėžti, kad visos platformos yra vis tik tarpininkas, ar ne? Tai tas sufinansavimas, šiandien mes nestalčiukai pinigus laikom investuotojus, investuoja ir čia turbūt priklauso labai nuo projekto vystytojo ir nuo to, kaip platformos padaro namų darbus, ar ne? Ir tai tas turbūt reikia suvokti, kad tai visas finansų rinkos įtakoja. Vat pavasarį turėjom politinę, reiškiasi, žaidimus ir ta geopolitika buvo ištraukta labai smarkiai prie stalo ir visi čia krapštėm pakaušius, nes visi įsibaiminę buvo, ar ne, ir tas įtakoja ir finansų rinką. Tai jeigu pereit prie konkrečių projektų, tai turbūt, čia Viktorija paminėjo, čia tie per galvą čia nepersiversi, nes užtrunka, reiškia, vis tiek išanalizuoti, toli gražu, tai ženkliai greičiau negu su bankais ar kitom finansavimo įstaigom, sakykime, tai platformos ir yra, pas mus, kas ten, sakykime, mes 5 milijonus saulės energetikai nuo to, kai susitarėm, per 3 savaitės sąskaitos buvo, sąskaitoj pinigai, tai manau, čia dar irgi nuo projekto priklauso, nuo to, kiek yra tuo metu rinkai pasiruošimo, tai čia, turbūt, aišku, egzotiniai projektai, jie visą laiką turi ir džiaugsmą ir liūdesio, nes vieniem labai tas love and hate, ar ne, tai arba myli, arba nekenčia, tai Martynas irgi turi savo temų įdomesnių projektų, tai gali irgi papasakot, kaip su aviacija einasi. Nori pasisakyti? Nes gal apie šitos surinkimo terminus. Aš manau, kad šiaip daugiausiai priklauso nuo intereso iš besiskolinančio ir profesionalumo. Kokio lygio dokumentus jis atsineša į pirmą susitikimą. Ir esam tikrai turėję situacijų, kada paskambina pirmadienį ir tu penktadienį išmokė jam pinigus. Bet tokių turim nedaug, nes tai reikalauja ir didelio pasiryžimo jo pusiai, tvarkingo projekto ir geros komunikacijos. Ir kad jisai nesmauktų tavęs ant kainos dar čia irgi. Nes Vytenis sako, mes net laikom pinigų stalčiukę, bet mes žinom, kiek stalčiui guli. Ne? Gal kitam stalčiui, bet mes žinom už kokią kainą. Mūsų darbas yra pažinoti rinką ir koks yra kapitalo lūkestis tai dienai. Tai jeigu ateina poreikis ir mums sako, už savaitės mums reikia 5 milijonų, aš žinau, už kiek mes galime jos surinkti. Klausimas, ar tau yra priimtina ta kaina. Ir jeigu tu tada sakai, žinai, tai gal mes vis tik tai norim už 6 pasiskolinti. Tai gerai, tada 3 metus rinksim. Čia labai tas priklauso. Bet ir kitas momentas yra, kiek mums trunka tą projektą užonboardinti, tai kartais trunka ir 3 metus. Nes pasikalbi, tada pasirodo, tu ką tik susifinansavai kažkur, tai pastatėjai, dabar tik tai pirksi sklypą, 3 metų kažką padarai. Tai pokalbis dažnai trunka ilgai dėl to, kad ciklas nekilnojamo turto ilgas. Aš turiu dar, taip kilo ekspromptų klausimų, ne? Ir kaip jūs minėjot visi, kad turit tų pinigų, žino tos stalčiukose, kiek jų guli, kiek paslaptis, kiek nepaslaptis, kiek galite atskleisti, kiek jūsų platformai yra tų investuotojų, nes faktas, mes finansuojame milijoninį projektą, akivaizdu, kad ne po 50 eurų ten sunešė 1000 žmonių ir sufinansavo. Tai turit tų didelių investuotojų, su kuriais kalbat ir deratės ir, miksuojat su tais mažiukais, ar ne? Kiek proporcingai, iš savo išskolinto metinio portfelio sudaro
tie didesni investuotojai, su kuriais jau dirba tiesiogiai asmeniškai ir kiek sudaro va, tas tikras retailas, kur ten po 100, ten 200 eurų investuoja edukacijos tikslais, ten mažesniais. Tai nežinau, šiaip klausimas visiems iš eilės, nežinau, nuo manęs, nuo Vytenio, jeigu galite. Jeigu tam labai jau nenorit atsakyti, tai užduosiu kitą klausimą paprastesnį. Tai aš gal Bet vis tiek nepaleisiu. Gerai, gal aš atsakysiu, mes visą laiką orientavomos į butiką, tai dėl to turbūt atsispindi mūsų vidutiniam tikete, tai jis yra 70 000 šiuo metu, tai atitinkamai turbūt ir atspindi investuotojo dydį. Tai didelis labai. Mūsų, čia aš gal nuo aktyvaus portfelio galėčiau pasakyti, skaičiuojam, aktyvus portfelis yra apie 90 milijonų, tai iš jo 60% pas mus yra mažmeninių investuotojų, kurių vidutinis portfelis yra apie 5 000 eurų, vidutinė transakcija apie 700 eurų ir 40% sudaro mūsų VIP investuotojai, kurių vidutinis portfelis yra 245 000 aktyvus, ar ne? Tai mes savo tą VIP investuotoją skaitom per transakciją, kuris investuoja daugiau negu 50 000 ir turi daugiau negu 300 000 aktyvų portfelį. Pas mus, žinai, turbūt nuo projekto priklauso, bet aš mėgstu, žinai, mąstyti, kad ta 80-20 taisyklė šiaip labai gerai galioja gyvenime. Tai dažnai taip ir nutinka. Renki 5 milijonus, milijoną turi iš 2 žmonių ir tada likusius 4 trauki be skambučių, pavadinkim taip, arba bent jau su minimaliais pokalbiais. Okay. Tai santykinai didelis pas jūs kiekis tada tų tokių mažiukų investuotojų, jeigu užtenka 20-80 šitos taisyklės. Ok, dar vienas labai panašus klausimas, žiauri blitz ir judam toliau. Didžiausia vieno investuotojo įdėta suma per jūsų platformą istorijoje? Vienu pavedimu? Vieno investuotojo, didžiausia suma įdėta, tai nežinau. Į vieną projektą jo. 3 milijonai pas mus. Ok. Dabar bijau sumeluoti, ar 2, man atrodo 2 bus. 1,5 ar 2? Pas 2 milijonai yra. Tai realiai jūs, pilnai konkuruojat su klientais, fondinių infrastruktūrų pilna apimtim, tai jau, dideli, nes aš dėl ko klausiu, nes mes irgi tai jaučiam, kad panaikinti tą mitą, kad į crowdfundą investuoja vaikai gavę iš močiučių pinigėlių ir iš to čia visi vysto tą nekilnojamą turtą. Ne, tai yra pakankamai rimta infrastruktūra. Amerikoje didžiausia platforma 12 milijardų aktyvų portfelį turi, tai, kad supras dydį, link kur mes einame visi. Žinai, man regis, šiaip man kartais yra keista, dėl ko panelės atskiria crowdfundingo ir obligacijų, nes iš esmės tai yra tiesiog privati skola. Ir kai tu žiūri į privačią skolą, tiesiog yra 2 skirtingi reguliavimai, pagal kuriuos tą privačią skolą galima rinkti. Trečią reguliavimą dar galėtume įdėti privačios skolos fondus, kurie po fondinę struktūrą daro tą patį. Tai čia yra tas pats žaidimas. Klausimas yra, kaip mes, ar ne, kaip loan originatoriai, sugebam sustruktūruoti projektus, kiek mes greitai galim pasiūlyti tą paslaugą vystytojui, kuris pas mus ateina kaip klientas, ir kiek protinga mes galim kitoj pusėje duoti pasiūlymą investuotojui. Ir va čia mes, kaip toks tarpininkas, turim atstovauti tas 2 šalis, kad būtų joms gerai. Jeigu mes tą darysim gerai, tai pas mus ateis ir tie, kas deda kelis milijonus, ir tie, kas deda 100 eurų. Bet objektyviai 5 milijonų po 1000 eurų investicijas, kad būtų, nėra tiek pas mus žaidėjų, nėra tokio dydžio marketas Lietuvoje. Tai mes turim dirbti ir su dideliais ir turim duoti jiems gerą oferį. Mes retailo neturim tiek, kiek Šiaulių bankas arba Svetbankis, ne? Tai jo, čia idėja gerai iš tikrųjų daryti diskusinę panelę su skirtingais, ar ne, dabar mūsų variantas arba man su jumis dėrėtis, kuris geresnėm sąlygom paskolins tarpusavį. Mes greitesni vis tiek. Tai čia iš tikrųjų didžiulis privalumas šitoj vietai. Gerai, o technologijos. Faktas, kad čia yra ir fintechas, bendrai pasižiūrėjus, ir čia technologijos labai svarbios. Kiek, tarkim, Viktorija, matai, kad jūs investuodami į technologijas gali technologijų pagalba dar labiau subūstinti šitą verslą, gal patikros algoritmą kažkokį greitesnį turėti, kiek apsimoka investuoti į technologiją būtent šitoje vietoje, nes tai yra svarbu, nes iš kitos pusės tas crowdfundingas gal veikia ir seniau Lietuvoje, kuomet aš neturėjau platformos, aš turėjau 5 dėdės, kurie turi pinigų, su jais susitardavau telefonų be kažkokių ten išmanių ten banerių ir taip toliau ir dar kažką papildomai įtraukdavau. Tai veikdavo anksčiau žmonės. Tai kiek ta technologija ir kiek profitus skiria tam dėmesio?
dar tokių dėdžių veikiančių ir dar vis yra Tai šito yra. crowdfundingo rankinio, bet vis daugiau ir daugiau to rankinio crowdfundingo ateina ir sako, atsibodo man ten tas sutartis rankiot, žinai, su tais dėdėm. Technologija, aš manau, kad tai yra tiesiog neišvengiama, mes investuojame į platformą metai iš metų ir kiekvienais metais ir tiesiog aš visgi matau, kad tas digitalizavimo procesas tiek vidinių visų procesų, tiek produktų išorėje investuotojams ir vystytojams yra nesibaigiantis ir tai yra nuolatinės platformos kūrimas, nuolat optimizuoti, digitalizuoti tuos procesus ir iš tikrųjų šiais metais jau manau, kad finišuosim su labai dideliu vidiniu proceso digitalizavimu, tai yra vidinio viso proceso, visų kreditų komitetų, tai aš labai labai laukiu, kada jau mes tai galėsim realizuoti ir tada bus galima pasakyti, kiek iš tiesų tai taupo laiko, nes kol kas taip skaičiuojam, kad turėtų sutaupyti kokiu 50% komandos laiko. Okay. Tai, aišku, dabar ateinantis dirbtinis intelektas, tai turbūt kiekvienas jau žaidžia su juo, kažkas dirba su juo, matom, kiek tai mums taupo laiko, labai aišku svarbu gebėti išlaikyti kritinį mąstymą, gaunant visą tą informaciją, bet manau, kad tai irgi integruosis į mūsų veiklas ir paskatins investicijas. Papildyt gal norit kažką? Tai sutelktinis finansavimas yra, kaip minėjau, marketplace'as, mes dirbam su investuotojais ir su vystytojais. Man labai patiko vienos kredito įstaigos Lietuvoje vadovo pasakymas, sako, mes, Martynai, galim rinktis arba kepti proginius tortus ir pasidaryti, ir turėti, ten, prie jų dirbti, ieškoti, gauti kažkokius kampus ir turėti didesnę maržą, arba mes galim daryti bandeles. Visas vienodas ir greit daug. Tai kad darytas bandelės reikia smarkiai automatizuotos sistemos. Iš esmės, ką daro vartojimo kreditų davėjai, jie ten turi algoritmą, ar ne, paskolos išdavimas automatizuotas, scoringas automatizuotas, susirenka duomenis iš sistemų. Ten yra daug investicijų IT. Aš manau, kad crowdfunding'e, vėlgi klausimas, kaip pasisuks tas verslas, ar ne, yra ten koks nors FinB verslui, kurie turi tą daryti, nes jų mikroloansai yra. Bet crowdfunding'e, kuris daro nekilnojamo turto paskolas, aš asmeniškai tai netikiu, kad technologija yra esmė, kuriant produktą, offeringą investuotojams. Technologija yra esmė būtent investuotojų pusėje. Tai scorint projekto aš neįsivaizduoju, kaip aš duosiu dirbtiniam intelektui kol kas, bet investuotojų ar ne patirti, kaip veikia antrinė rinka, kaip veikia kažkoks automatinis investavimas, kiek paprasta jam atlikti investiciją, kiek paprasta rasti informaciją, kažkokią ataskaitą įsitraukti. O čia prasideda jau investicijų platforma, kaip į savitarnos sprendimą investavimui. Tai čia jau turbūt fantazijos klausimas, kiek nori išleisti pinigų, gali išleisti ir neribotai. Bet nusimatot kažkiek biudžetuose tą dalyką, ar čia toks hipotetinis labiau, būtų fainai, bet... Nusimatom. Aš manau, kad mes investuodami į platformą, kaip technologinį sprendimą, mes iš tikrųjų ką darom, tai mes arba automatizuojam kažkokį redundant, neįdomų ir techninį darbą, ten, nežinau, ataskaitas kokias nors generuoti, GPM deklaruoti, VMI panašiai, tai reiškia, tu taupai kažkokius resursus. Tai tiesiog pragmatiškai žiūri, kiek išleidi valandų šiandien ir kiek kainuotų pagaminti. Jeigu apsimoka pagaminti, gamini, jeigu neapsimoka, samdai žmogų. Viskas. O antra dalis yra, tai kurdamas tu geresnę savitarną klientui, tikslas yra, kad tų investuotojų pas tave būtų vis daugiau ir jiems būtų smagu, jie norėtų pasilikti. Ką tai duos? Tai duos didesnę pinigų pasiūlą, didesnė pinigų pasiūla leis pinigų kainai mažėti. Jau čia, ekonomikos vadovėliai. Tai turbūt čia žaidimo tikslas yra arba taupyti kaštus, arba mažinti kainą klientui vystytojui, kas tau leistų prisitraukti įdomesnių projektų. Aš turbūt papildysiu, kad vis tik, ką ir Martynas sakė, verslas yra ne čia, ne IT. Žiūrint, jeigu Amerika vėl tą pačią, tai ten buvo tas momentas, kada platformų padaugėjo ir visos IT-based platformos konsolidavosi arba užsidarė. Vis tik ne IT kompetencija čia esminė yra, vis tik mes esame turbūt, kaip ir Martynas sakė, labai giliai įvažiavę į vystymą, į kažkokias tai rinkas specifinės, nebūtinai vystymą, nes ir verslo paskolas mes duodam ir ateityje, manau, vis daugiau bus tų tokių specifinių sričių investuotojams.
Tai va čia kompetencijos, core kompetencijos ir IT sprendimas jis yra, kaip čia, higiena. Taip, turi būti patogu ir žiūrint į priekį, kokius 5 metus, manau, kad net tokio retailo obligacijų nebeliks, tokios kaip rinkos, nes rinka labai smarkiai juda ir dereguliavimas ir tokenizavimas ateina, manau, taip kaip mes dabar čia įsivaizduojame apie obligacijas, ką ir Martynas sakė, čia yra tas pats privačios skolos arba tie vartai, kur pasiskolint galima iš rinkos, tiesiog modelis yra senoviški ir naujoviški. Rūnai, prieš galvoju kokius 5 ar 6 metus mes buvom tik pradėję Röntgeną. Buvo PropTecho konferencija ir konkursas Startup Pitch Battle Rygoje. Nuvažiavau šitą Startup Pitch Battle su savo slide decku, pristatinėjau, išeinu į finalą, liko 3 įmonės. Buvo, man atrodo, mes, Estate Guru, ir buvo tokie Latvijai, kurie fotoaparatą ir vadinosi žirafą. Čia vyksta pristatymas, pristatėm visi 3, jau šnekam su kažkitai, visi sako, Martynai, žinok, turėtų jums gerai pasisekti. Ir ką tu manai, laimi tą žirafą, aišku. Nueinu pas komisijos pirmininką, sakau, kame? Bairis, sakau. Prizas buvo bilietai į New Yorką, labai norėjau. Ir jis sako, Martynai, sako, there is zero technology with your business, but you're very good at financial engineering. Tai žinai, čia grįžtant prie to, nuo ko tu pradėjai diskusiją, mes tiesiog turim būti labai geri nekilnekė ir versle. Tada mes galėsim padėti verslininkui sustruktūruoti jo keisą į kalbą, kurią supras investuotojas ir selinsim. Platforma yra tik tai sales channel. Okay. Gerai, dabar kainos. Biškai dar pakalbam apie kainas, kaip, nežinau, Viktorija gal. Kaip subalansuojat tas kainas tarp to, kad ir vilkas sotus būtų, ir avis sveika, kitaip sakant, ir investuotojai norėtų investuoti, ir vystytojams jūs atrodytumėt konkurencingi, ar ne? Kokia pagrindinis tas receptas, modelis? Tik per dydį riziką kažkur? Tai grįžta net prie tų pačių technologijų, tai ką tik pasidarėm vidinį vieną produktą prognozavimui kainų, suvedant rizikos, reitingą, LTV, regioną, keletą kitų rodiklių ir parodo, kiek mūsų RoboInvest turinčių žmonių strategijas nusistatė, atitinka ir kiek maždaug tikimybė projekto sufinansavimo už kokią kainą. Tai va čia apie tas technologijas šiek tiek, kaip mes jas panaudojam, bet iš tiesų tai stebime likutį mūsų klientų piniginėse, kuris taip sviruoja nuo 3 iki 5 milijonų. Ir labai priklauso projekto kaina, tai yra palūkanos investuotojams, tai visų pirma nuo projekto rizikos kategorijos. Kiekviena platforma turi savo algoritmą, kaip jie jį nusistato. Tai mūsų investuotojai labiausiai žiūri į tai ir jeigu rizika yra žema, žinoma, jie sutinka investuoti su mažesnėmis palūkanomis. Šiuo metu turėjom neseniai projektą su 6,9% palūkanomis ir aišku priklauso nuo dydžio, ar ne? Jeigu mes per kartą renkam 4 milijonus, tai faktas, kad už 7% nepavyks sufinansuoti, kadangi tikrai reikės mums patraukti ir keletą didesnių investuotojų, kurių apetitas būna šiek tiek didesnis, vidutiniškai apie 2%. Ir tai dydis priklauso, tada terminas, ar ne, jeigu norim už 6% surinkti ir turim daug laiko, tai galim ilgai rinkti ar ne, bet jeigu norim greičiau surinkti, tai terminas ir pačio projekto terminas. Jeigu yra skolinamasi visgi trumpesniam terminui negu 12 mėnesių kaina, palūkanų bus mažesnė, kadangi investuotojų horizontas yra trumpesnis ir jeigu tik duosi projektą 3-6 mėnesių, jis finansuos per 15 minučių, net nelabai svarbu ir kokia suma. Tai sakyčiau dydis renkamos sumos, terminas ir rizikos kategorija. Bet, na, aišku, tai būtų labai svarbu ir vardas, ar ne, ar pažįstamas vystytojas, jo patirtis, bet jis įsiskaičiuoja į rizikos kategoriją. Tai būtų 3 esminiai rodikliai. Okay, turiu dar tokį klausimą, nežinau, patvirtinkit ar paneikit, čia girdėjau tokį gandą, kad kas liečia sutelktinio finansavimo platformų tuos mažiukus investuotojus, jums labai svarbu taimingas ir kartais jums geriausiai įdėti projektą į platformą, nežinau, po kalėdų kitą dieną, nes ten močiutės pridovanoja pinigų ir taip toliau, nes mus pušindavo platformos ir sako, rašykis, taigi sutartį reikia kelti.
Ir sakau, kam? Tai sako, tai dabar šventės, visi geros nuotaikos investuoja. Jūs rimtai čia trekina tokį dalyką, matote? Blogiausias laikas Black Friday. Va tos porą savaičių tikrai mes pajutėm, kad žmonės tuo metu investuoja gerokai mažiau. Mažiau, ne, o aš kaip tik mačiau, Martynai, jūs per Black Friday kaip tik darėt komunikaciją, kad ką aš galiu nusipirkti, tai yra investuoti, ar ne, tai reiškia, irgi siejate su tokiais, aš, man atrodo, pas jūs mačiau šitą, ne? Jo, pas mus matei šitą. Nemanau, žinau, kad čia yra taip. Žinai, gal čia 100 eurų investuotojų taip, Okay. bet, vėl mes turim grįžti prie to, tai kokią masę pinigų tas 100 eurų investuotojų. Jeigu mes žiūrim per kiek yra aktyvių investicijų, tai gal tai ir yra faktorius. Bet man tai, žinok, gal netaip įdomu, kiek yra tų atskirų investmentų, man svarbu, kad mes pinigus surinkom. Tai aš sakyčiau, kad yra mažai, labiau gal, žinai, kas yra timingas, galiu duoti kriterijų. Timingas yra mums žiūrėti, koks yra mūsų likęs platformos pinigų srautas. Pavyzdžiui, jeigu mes šią savaitę gražinam 2 milijonų paskolą, tada šią savaitę paskelbti kažką tikrai yra naudinga, nes tie pinigai galėtų grįžti. Ir tai tikrai matom, čia nais yra aiškus labai trendas. Bet jis toks savaime suprantamas, manau, čia niekam klausimų nekyla. Ir lygiai taip pat tu gali turėti situaciją, kad jeigu tu žinai, kad kitą savaitę grįžti pinigai, tai ir šią savaitę kažkas skelbt, tai turbūt nėra geriausias timingas ir jeigu gali klientas palaukti, jam sakysi, žiūrėk, gal tu geriau palauk savaitę, bet ten bus pinigai, nežinau, 0,5%, procentą pigesni ir bus užtikrinti. Čia turbūt yra, gal va šitoje vietoje yra šiek tiek. Okay. Tai iš principo, vis tiek, tas, kaip ir jūs kalbate, butikinis verslas, labiau ryšiai su investuotojais ir, faktas savo piniginės sėkimas. Biški iš kitos pusės, kad neatrodytų, kad čia mes reklamą vien darom crowdfundui kažkokią atsisėdant senos iš blogosios pusės, ar ne? Faktas turbūt yra tų paskolų, kur kažkokios negeros, blogos, koks, tarkim, per paskutinius metus jūsų procentas yra, kur vėluoja, pavyzdžiui, ar su palūkanom vėluoja, ar jau akivaizdu, kad į išieškojimą išeinant, tai gal nuo Vytenio, nuo kiekvieno iš jūsų, jeigu yra. Aš gal norėčiau pasakyti, kad vėlgi čia pagal Lietuvos banko, reiškia, kai mes turim su jais susitikimus, tai jie lygina irgi šitos dalykus jau kaip finansų rinkos dalyvi. Ir man toks pasilyginimui specialiai aš pasižiūrėjau, nes sutelktinio finansavimo bendras berods buvo 4,5% vėluojančių paskolų, o pažiūrėjau kredito unijų beveik 10%. Tai galvoju, tai mes gerai varom. Šiuo atveju gal mes prisidedam, nes pas mus per 4 metus 0 vėluotų buvo paskolų, tai gal padedam tą rodiklį. Tai mūsų tas vidurkis ir yra, aišku, mes sekam, vėlgi yra nurodyta tam tikra metodika, kaip reikia skaičiuoti, tai net jeigu pavėluoja verslas sumokėti palūkanas, į vėluojamą sumą tu trauki visą sutarties sumą. Taip, tai čia tai nėra tik, jeigu pavėlavo 3,000 sumokėtų 3,000 trauki visą sumą, tai pas mus yra 4,5% šiuo metu. Turis, mūsų yra viena vėluojanti paskola dabar, kuris daro 2% portfelio. Okay. Tai, bet, žinai, gal turbūt esmė yra, ką mes darom bendrai, kai mes bendraujam su klientu, tai, pavyzdžiui, platformos tikslas nėra nulaužti case, ar ne? Tai mes įprastai su klientu bendraujam gerokai prieš paskolos terminą apie tai, kokia yra paskolos ateitis. Ir yra labai natūralu paskolą kartais raulinti, nes, žinai, ten, tarkim, nupirko sklypą, tvarkosi detalų, sutvarkė detalų, dabar darosi projektinius, pasidarė projektinius. Įsiminėjo leidimą, dabar dabar tas leidimo klausimas toks, neaišku, įsiminėjo ar neįsiminėjo, bet tu vis tą raulinį paskolą tam, kad jisai judėtų tolyn. Bet kartais sakai, žiūrėk, bičiuli, mes nefinansuosim tavęs po pusės metų. Ir tada tu jam padedi išeiti iš to, ir jeigu jis neišeina, tada eini į recovery. Bent jau mes taip darom. Tai mes labai stengiamės palaikyti aktyvią komunikaciją ir išspręsti problemą prieš ją įvykstant. Galvojau, padarysiu bent kokią antireklamą, bet vis tiek vėl gavosi reklamą. Jūsų paskolos nevėluoja, užsienį pinigus telkėt, milijonus turit ir taip toliau. Kadangi mums jau rodo, kad laikas baigėsi, tai ačiū Jums labai už dalyvavimą diskusijoje. Tikrai labai smagu ir labai džiugu, kad mes ir į užsienį išnešam tą kapitalą ir padedam ir saviem regionam, ir energetikos verslams ir tikrai skatinu visus nekilnojamo turto plėtotojus tikrai žiūrėti ne kaip į aukštos rizikos žaidimą ir alternatyvų finansavimą, o vieną iš tam tikrame etape esančių finansavimo šaltinių ir labai ačiū, kad dalyvavot. Ačiū. Ačiū.